Labas. Tai man reikėjo apie pusės metų prisiruošti, sukurti savo pirmąjį YouTube vlogą. Ruošiausi tam ilgai, bet kažkaip socialinė medija tai man yra jau ne naujiena. Aš 1,5 metų esu Instagrame. Jeigu jums įdomu, tai užsukite į Instagram profilį Jaunimas kaime. Aš ten pasakoju apie mus. O dabar papasakosiu ir čia apie mus. Mums abiems, man ir mano sužadėtiniui Benui, yra po 25. Mes, kai pradėjome draugauti, gyvename vieno kambario bute ir mums tai labai nepatiko. Mes visada žinojome, kad norime gyventi kaime arba vienkiemyje, kur mažai žmonių, mažai kaimynų, kur galima grožėtis gamtos vaizdais ir mėgautis privatumu ir grynu oru. Mes prieš jau beveik 2 metus pradėjome ieškoti sodybos, kokią galima nusipirkti, ir mūsų paieškos labai neilgai truko. Tai mes kažkur ieškojom šitos sodybos apie 2 savaitės. Aiškius buvom kriterijus išsikėlę, kad norim nebrangaus namo, kad būtų didelis kiemas, kad būtų namas renovuotinos būklės, kad būtų komunikacijos jau šokios tokios ir aišku netoli miesto. Tai ir radome tokį variantą, kad šitą mūsų sodybą kainavo nebrangiai, nusipirkome už 39 000, bet čia yra dar 60 arų kiemo. Tada dar čia jau buvo pakeistas naujas stogas, atrenovuotas fasadas. Jūs kituose video matysite tą žalią fasado spalvą, tai čia ne mūsų skonio, ne mūsų pasirinkimas, bet gerai tas, kad fasadas apšiltintas ir naujai čia buvo apkaltas tom lentelėm, bet tą žalią spalvą vis dėlto mes norėsim pakeisti. Tai va, dar buvo pakeistas naujas stogas. Atvestas vanduo jau šulinio, tarp kitko norim ateityje pasidaryti gręžinį. Tada dar buvo jau kanalizacija atvesta, padaryta vietinė kanalizacija, tai yra traidenis. Ir namas tokios tikrai renovuotinos būklės, vidus aišku buvo netvarkytas, negražus, tai mes absoliučiai viską renovavom. Tai mes kažkur tai apie metus užtrukom, kol renovavom šitą namą iki įsikėlimo gyventi. Tai praeitų metų vasario gale kažkur tai įsikėlėm į šitą sodybą jau gyventi. Tai mūsų sodyba yra 18 km nuo miesto, tai važinėjimas ten į darbus ar šiaip apsipirkti kažko visiškai nėra problemos. Dabar, kai atsikėlėm gyventi, jau susilaukė mažos dukrytės, tai aš esu dabar dekrete. O šiaip tai dirbau slaugytoje iki čia atsikeliant, o Benas yra vairuotojas. Ir nusprendžiau nuo tos akimirkos, kai nusipirkom sodybą, pradėti dalintis šitą visą renovacijos kelionę ir gyvenimo vienkiemyje ypatumais dalintis Instagrame. Ir visai sulaukiau nemažo susidomėjimo. Vasarą jau buvau pradėjus filmuoti šiek tiek YouTube'ui, tai dabar parodysiu kelis video iš vasaros. Šiais metais auginau arbūzus ir paskutinius 2 nusiskiniau dabar iš daržo. Tai žiūrim, vieną toj pjausiu. Lemma, bet va nėra to visai. Na, žiūrėsim. Žiūrim. Tiesos sakyti. Ai, tu šūdas neskyla. O, skyla. O, iš karto. Išgazdinai. No. Teisybės minutė. Tada. Pats gazas. Be namo renovacijos mes čia turim prisigalvoję labai daug darbų. Ir aišku, kaime tų darbų ir taip visada yra ir jie niekada nesibaigia. Tai mes norim, ateities planai yra dabar artimiausia, tai vištidės statybos ir šiltnamio statybos. Aišku, dar norim ir tvoros, ir išsilyginti sklypą.
ir dar visokių kitokių dalykų. Norim pirtį pasidaryti iš seno pastato, o dabar vasarą pradėjau remontuoti tokį seną sandėliuką ir jis yra, tikrai senas ir jau nekokios būklės, bet aš labai noriu jį palikti tokį autentišką. Tai dabar irgi parodau kelis video, kaip aš ten jį buvau pradėjus remontuoti. Atėjau apsižiūrėti sandėliuko, ką toliau čia galima būtų padaryti. Tai dabar sėdžiu ir žiūriu, kad nežinau nuo ko pradėti. Nes čia, baisu. Žodžiu, noriu dabar nudaužyti visą tą tinką molį, kas čia ant tų sienų sudėta. Nes žiauriai nelygiai jisai sudėtas. Ir nerandu niekur normalaus plaktuko. Nežinau, su kuo čia nudaužyti. Radau kažkokį mažą. Tai bandom. Nes kai kur tai čia iš vis atsilūpęs jisai daug, tai bus lengva tikriausiai nuimti. Tai žodžiu, bandau. Mes mėgstam tokius pasidaryk pat darbelius visokius, tarkim, lysves pakeltas patys darėmės, lentyną tokią irgi pasidarėm iš lentų, žodžių. Mums labai patinka tokie visokie dalykai, panaudoti kažką seno arba tiesiog, kad būtų pačių darbas, kažkokį baldą pasidaryti ar atnaujinti. Tai dabar parodysiu, koks mano sekantis projektas, tai gavau tokią spintą. Tai sekantis mano projektas šitą spintą, atnaujinimas jos. Aš jau kuris laikas ieškau tokios senovinės medinės spintos, kad turėčiau čia koridorių atsinaujinimui. Tai ieškojau ir radau tokią, nemokamai tarp kitko. Ir kas yra keista, nes jinai labai gerai išsilaikius. Čia šiek tiek yra pagriaužta. Bet šiaip labai gerai medinė ir net nėra tos senovės kvapo čia vidai. Tai stalčiai vadu. Sunku, kai atsidaro, bet sena spinta, gal norėt. Kojelės tokios fainos lenktos. Čia tokia, man atrodo, tarpukario laikų. Treška, braška. Čia reikės šitą dugną pasikeisti fanierą, nes nekaip jau atrodo. Ir įlūžė yra. Tai čia labai šiaip lengva iš vidaus kažką bus daryti, nes čia net nelakuota. Tai aš noriu iš vidaus dažyvę tepti arba beicuoti. Beicą dabar nusipirkau. Tai čia net nereikės jokio parašymo, tik tais nuvalyti gerai viską. O išorę tai noriu perdažyti, tai reikės tą laką šveisti, čia yra nulakuotas paviršius, tai reikės šveisti, pašiaušti tą paviršių, nušveisti laką ir tada gruntuoti ir perdažyti. Kai nusprendėm čia keltis gyventi į vienkiemį, tai iš tikrųjų buvo visokių nuostabų ir replikų, kad čia, kaip jūs čia gyvensit, kad čia mes atrodo į kažkokią kitą į civilizacijos nepaliestą kraštą važiuojam gyventi. Žmonės klausė, ar čia pas mus atvažiuos greitoji, ar mes turėsim internetą, kaip mes čia nebijosim būti, ar čia mūsų niekas neužpuls. Iš tikrųjų tai
labai iki dabar dar daug kas sako, kad kaip jūs čia daug vargsit, kiek jums čia daug reikia pasidaryti, bet kažkaip, kai čia gyvenam, tai ir kai atsikraustėm ir dabar dar vis pasikeitė tas požiūris, tai mes pradėjom mėgautis tuo, kas yra dabar. Nelaukiam kažkokio tobulo galutinio varianto, kad čia pradėtume mėgauti savo sodybą. Mums iš tikrųjų nelabai svarbu, ar ten kažkur nenupjauta žolė, ar ten kažkas nesutvarkyta, kažkas griūna, kažkas tai ten skęsta, žodžiu. Kiemas negražus, gal lapai nesugrėbti, bet tai visiškai netrukdo džiaugtis tą gamtos ramybę, tais visais kaimiškais privalumais, kad tu gali išeiti į kiemą, kada nori pagrilinti ir pasikviesti svečių, pabūti gamtoj, kad tau nereikia važiuoti niekur papildomai ir tu jautiesi jau kiekvieną dieną išėjęs į lauką gamtos ir ramybės oazijai. Turbūt iš žiūrinčių, jeigu susidomėjote tuo turiniu, jūs irgi tikriausiai norėtumėte tokio panašaus gyvenimo vienkiemyje arba mažame kaimelėje. Pas mus tai yra toks labai labai mažas kaimelis, bet mes turime vieną tik tai kaimyną nutolusi nuo mūsų apie 200 metrų, tai mes kaip ir save vadiname, kad mes čia gyvename kaip ir vienkiemyje. Tai jeigu ir jūs norite tokio gyvenimo ir svarstote, ar ryžtis, ar nesiryžti čia nusipirkti tokią sodybą, gal jūs labai ilgai ieškote kažkokio tobulo varianto, tai aš jūs noriu padrasinti, kad jūs nebijotumėt imtis, kad ir, nėra ta sodyba labai geros būklės, bet jūs nebijokit tokio gyvenimo. Visas tas procesas renovacijos, ten kiemo pasitvarkymo yra labai toks įsimintinas ir labai žavus savim. Ne tai, kad rezultatas jūs džiugins, žinokit, bet labiau džiugins šita visa kelionė labai daug įspūdžių sukėlė. Pavyzdžiui, pas mus tai daug kas iš artimųjų padėjo, tai labai sustiprino tą ryšį, bendrystę, ir buvo, aišku, ir visokių pykčių, nesutarimų, buvo ir ten pinigų trūkumo ir taip toliau, bet labai jautėsi pagalba iš šono, palaikymas ir visas tas procesas labai mus sustiprino. Ir jeigu jūs norite tokio gyvenimo, tokio kaimietiško, bet vis svarstote, ar pirkti butą, ar pirkti kotedžą, ar dar kažką, tai tokio, vis prisibijote šito tokio sprendimo, tai aš jūs paraginsiu, kad jūs nebijotumėte to. Jūs nusipirksit butą, jūs ten gyvensit ir vis tiek galvosit, kad vis tiek gerai būtų gyventi kaime. Jeigu nori, tai neapgausit savęs. Širdis, jeigu priklauso kaimiškam gyvenimui, tai jūs to vis tiek visada norėsite, iki kol nepabandysite. Tai labai noriu jūs padrasinti, nebijoti tokio sprendimo. Jeigu tik norite, tai to ir imkitės. O dabar dar kelios akimirkos iš vienkiemietiškos kasdienybės. Labas rytas. Lauke minus 24. 8 ryto. Gerą stirną pagavau. Paklausykit, kokia tyla. Šitą prabangų garsą galite išgirsti gyvendami vienkiemyje. Neatsimenu, kada iš tikrųjų čia Lietuvoje tokie šalčiai buvo. Minus 24 eina savo. Šalta. Iš tikrųjų tokioje vietoje, kaip vienkiemis arba kaimas mažas, tai jauti metų laikus stipriau. O čia kažkas buvo jau pralėkę. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ir tu tokį vaizdą matai kiekvieną rytą. Iš tikrųjų ne kiekvieną rytą, nes dabar būna, taigi nuo ryto tas cepelininis dangus dažnai, bet
ta kylanti saulė tai yra kažkas wow. Aš vasarą keldavausi 5 valandą ryto. Labai lengva vasarą atsikelti taip anksti, nes tu tik nubundi 5 ir jau gali bėgti lauką, nes šviesu, saulė kyla, o dabar yra sunkiau. Jeigu norėčiau atsikelti 5 valandą, nes saulė kyla 8-9. Tai va, bet šitą įpratį tikrai norėčiau kartoti, tai manau, kad kuo daugiau ilgės diena, kuo anksčiau pradės kilti saulė, tai aš ir pradėsiu anksčiau keltis. Labai rekomenduoju ir jums išbandyti. Kai tu keliesi taip anksti, labai daug atsiranda laiko laisvo, kai visa šeimyna miega, o tu viena gali kažką ten savo veikti, ką tik tai nori. Vien dėl to gerai atsikelti taip anksti, kad tu tiesiog gali ramiai pasėdėti ant su kavos puodeliu, su pusryčiais, ramiai sau susiplanuoti dieną ir tas produktyvumas nuo 5 ryto ar ten nuo 6 ar šiaip anksti, tai yra kitoks negu atsikėlus ten, nežinau, 9-10. Tų jėgų kažkaip labai daug būna ir kai tu išeini į lauką ir tylu, atrodo visas pasaulis miega, tu tik tais esi viena pabudus. Tai labai patikdavo man keltis anksti, tai bandysiu vėl šią vasarą, tai būtinai, bet manau ir anksčiau pavyks. O aš dabar kalbu ir taip jūs šąla, net sunku kalbėti, sunku lūpas skirma. Dar pasigražėkit vaizdu. Man kažkaip tas filmavimas dabar YouTube'ui, kažkokia visiška naujiena. Aš atrodo ir jaudinuosi į kamerą šnekėt, nors jau tai darau kuris laikas ir bendrauju ten su 1000 žmonių, bet dabar atrodo kažkas naujo ir jaudulys ir nežinau kaip šnekėt. Prieš įjungiant kamerą atrodo mintis susidėlioja savaip ir čia kiek norėsiu papasakot, kai kamerą įjungiu, jau filmuot, viskas dingsta ir atrodo, kad nebežinau jau ką pasakot. Tai tokį video formatą, kaip dabar kalbu ir įterpiu video, tai tikriausiai pasiliksiu čia tik tais pirmam kartui, nes noriu kažkaip plačiau apie mus papasakot, kas mes tokie ir kodėl aš čia tik viena nusprendžiau filmuotis. Tai Instagram'e Benas taip pat beveik niekada nesirodo, nes nenori jisai prieš kameras rodytis. Tiesiog jam nepatinka, nors aš to labai norėčiau, bet esu čia visada filmuojasi viena, tai ir šiame kanale jūs matysite dažniausiai mane vieną. Tai galbūt čia bus tiesiog toks labiau moteriškas turinys iš kaimietiškos pusės, bet manau aktualus ne tik moterims, o visiems, kams patinka kaimas, vienkiemis ir gamta. Tai aš tikiuosi, kad patiko šitas mano pirmas video. Jeigu jums patiko, tai prenumeruokit. Jeigu norit apie mus daugiau sužinoti kažko, tai galite užsukti į Instagramą Jaunimas kaime. Ir viskas, atsisveikinsiu šiam kartui tiek. Iki kitų kartų tikiuosi.